Sveiki, sveiki. Tai viceversa taro. Šitos kortos iš abiejų pusių matosi, kas ten yra. Todėl bus labai lengva jums pasirinkti ir iš viso aš jas labai mėgstu, jos labai gražios, bet vis tiek trikdo tai, kad iš abiejų pusių matosi. Tai kaip dabar čia rinkt, kad aš nežinočiau, ką imu. O taip, imu vieną. Ai, ko nudžiugins rytojus, jo? Mes einam pasižiūrėti. Na va, kaip įdomiai aš čia traukiu. Jums bus labai lengva išsirinkti. Šiaip tai aš imčiau visas. Na taip. Tai pirmoji tokia įdomesnė. Tai situacija, kai jūs turit pasirinkti iš dviejų galimybių. Ir tos galimybės yra tokios vienodos, tokios panašios, kad jūs jas imtumėt abi, bet jums teks pasirinkti vieną. Jūs negalit būti dviejose vietose vienu metu ir ir nueiti į pasimatymą vienu metu su dviem asmenim. Todėl jums reiks įjungti intuiciją. Jūs truputėlį turėsit paabejot, pasikankint, paspėliot. Jūs abejonės draskys ir kad nesudraskytų, jūs turėsit kažkaip tai vis dėlto pasirinkti tą vieną poziciją arba neimti ne vienos. Tokiais atvejais aš asmeniškai metu monetą ir tada jau daugiau arba traukiu kortą. Bet tai čia ypatinga paslaptis. Šito jūs greičiausiai nepadarysit, o gal ir padarysit. Žodžiu, jums teks pasirinkti, jums teks pasikankinti. Jūs sėdėsit ir galvosit, jūs sėdėsit ir svajosit, jūs sėdėsit ir skaičiuosit. Ir galų gale iš tų dviejų gėrybių jūs išsirinksit vieną, o kita liks neįsirinkta. Na tai kaip ir tokia įdomi diena jums ateina, stebėkit, spėliokit, burkit. Arba žinot ką, arba pasakykit, jeigu jūs kviečia į pasimatymą du vaikinai, pavyzdžiui, pasakykit vienam, kad einat pas kitą, o kitam, kad einat pas vieną. Ne, čia netiks. Čia netiks, čia tiktų tam atvejui, kai jūs kviečia dvi draugės į gimtadienį. Na tai kažkaip jūs pasirinksit. Oi, net pačiai patiko tokia gera mintis. Tai va, galbūt mesit monetą. O gal tiesiog paabejokit vieną dieną, tikrai nepakenks. Čia dabar ar ten, vis tiek tai puikia korta. Šita korta yra jaukių namų šventinė korta. Tai situacija, kai jūs papuošiat namus, viską susitvarkot, nusiperkat naujų ten kokių nors aksesuarų ar detalių, ar naujų blizgančių taurių. Ir švenčiat. Galit švęst su draugais, galit švęst dviese. Net ir vieni galit švęst savo jaukios namuos. Jums niekas negali sutrukdyti. Tai jūsų jaukumo, jūsų šilumos ir jūsų, įsikūnijimas tokio. Koks čia tas žodis tinka? Kai jums labai faina, labai jauku, faina žodis nelietuviškas, bet čia dabar toks atėjo į galvą. Kai jums jauku, šilta, malonu jūsų namuose, ar galbūt jūsų viloj, ar gal kokioj nors kitoj pastogiai, kai jums ramu, jauku ir šventiška. Net jeigu jūs nieko nešvenčiat, vis tiek tai šventiška nuotaika, jinai jūs būtinai nudžiugins. Na ir čia tai ką jau ir bepridursi, tai nugalėtojai.
Jūs rytoj nugalėtojai, jūs sveikina, vainikuoja, jūs sunkiai dirbot, jūs daug mokėtės, jūs daug studijavot, jūs daug praktikavot, jūs kažko dėjo daugybę pastangų šitam reikalui ir galų gale jūs tai pasiekėt, jūs laimėjot, dabar jūs džiūgaujat ir visi mato jūsų pergalę ir visi džiaugiasi. Na, va čia yra ir tų visų. Tiesiog, na, aš nemanau, kad jūs laimėjot karę su savo kardu, nors ką gali žinot, gal jūs fektavimo čempionas. Tai va, tai puikia korta. Tai labai džiuginanti korta, kai pasijunti nugalėjęs viską, kas trukdė, kas kažkaip sunkino gyvenimą. Dabar, kai jau išeini į tokią erdvę, nežinau, gal jūs surinkot labai daug laikų, gal jūs surinkot labai daug prenumeratorių, gal jūsų straipsnis labai sėkmingai išėjo į erdvę ir visi džiaugiasi. Na, aš ieškau, ko čia mes galėjom dabar laimėti, nemojuodami kardais. Tai va, ką jūs ten bedarėt, arba gal jūs ėmėt ir sutvarkėt kokį nors sandėliuką, kuris jau jum gėrė kraują. Ir dabar jūs matot, kaip ten tuščia, švaru ir tvarkinga ir išvežėt visas šiukšles kažkur. Na, čia galit, ką jūs ten jau nugalėjot, tai jūsų reikalas. Bet tai, kad jūs nugalėtojai, yra visiškai neabejotina. Jūs tai būtinai nudžiugins. Nu, va čia viskas aišku ir be komentarų. Tai meilės korta, tai įsimylėjėliai. Tai gali jūs ir didžiulį meilę aplankyti, abipusė žinoma. Ir gali tiesiog pagal jūsų širdies poreikį atsirast kažkoks klientas ar kolega, ar kažkas toks, ar, na, bet koks asmuo, kuris jum patinka ir su kuriuo lengva dirbti, su kuriuo lengva būti kartu, su kuriuo lengva kalbėti ir lengva tylėti ir galite eit pasivaikščioti ar kartu gaminti, ar galbūt kartu kurt kokį projektą. Žodžiu, jūs su kažkuo kitu, labai mielu ir simpatišku, rytoj visą dieną veikiat labai malonius dalykus. Ir tai puiku, ir jūs tai džiugina. Ir jūsų šitą porą tiesiog laimina aukštybės, laimina angelai. Tikrai turėtų nudžiuginti.